If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. Ši kelionė be didelio plano, tik pagrindinės gairės. Pirmiausia, atvykstame į Lastufa Ruza hotelį, esantį Sondrija miestelyje. Mus pasitinka Gerardo, šio hotelio šeimininkas, ir palydi iki kambario. Aš smalsumo vedama dar apžiūrėjau vidinio kiemo teritoriją, kurioje buvo išlaikytų senovinių daiktų. Didžiulė sena medinė lauko skrynia. Kažkoks kubilas pridėtas akmenų, kurio paskirtis neaiški. Ir šalia dar vienas kiemelis, kuris lyg oazė pilna žaliuojančių augalų. Laiko nutrintos mūrinės sienos, kurias skyrė užapvalintos storos medinės durys. Žengiu į laiptinę, čia taip pat senų rakandų. Lipu laiptais į antrą aukštą. Mediniai turėklai, gėlių vazonai. Man patinka čia. Pažiūrėsim, kas yra kambaryje. O įžengus į kambarį didžiulė lova. Baltos mūrinės sienos išpieštos vaivorykšte, langai su grotom ir lubos su balkiais. Neaišku, prieš kiek amžių išlikęs seifas ir akmeninis židinys. Man labai patinka tokios istorinės vietos. Pasidedam daiktus, persirengiam ir nieko nelaukdami keliaujam į Alpes. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really not this. Ir štai mes mėgaujamės kalnų viršūnėje, sėdim ant žolės, užkandžiaujam ir mėgaujamės Alpių vaizdais. Pakilome aštriais serpantinais, kvapą gniaužiantis vaizdai ir jausmas, kad esi labai mažas didžiulėje gamtos erdvėje. Tai viena įspūdingiausių vietų visoje kelionėje. If you don't leave me on. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple. Važiuojame per Paso dello Stelvio perėją. Tai ne tik kelias, bet ir patirtis ypatingoje vietoje, tarp kalnų ir slėnių, kuri traukia Europos keliautojus. O jų čia daugybė, privažiavusių motociklais, mašinomis ir net dviračiais, pasigrožėti ledinėmis kalnų viršūnėmis, kurios liečia mėlyną dangų. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. I'm just a simple man, I'm really not mystery. What you see is just what I am. I make my way in the world and I can make it alone. But if you love me, don't let
Kai kalnai lieka už nugaros, kūnas dar pilnas tylos. Važiuojame toliau be skubėjimo, leisdami keliui mus vesti. Maži miesteliai keičia vienas kitą, pro langas lenka Italijos pakelės vaizdai ir netikėtai mūsų stabdo labai neįprasti vaizdai. Tai Kuntnerio sodyba, sukurta ir puoselėjama žmogaus vardu Petra Schwinbacher. Vos įžengus į šią sodybą, kvėpavimas sustoja. Spalvoti akmenys, geležis, totemai ir tūkstančiai kaulų kalba be žodžių. Kuntneris jau daugelį metų domisi šamanizmu ir Amerikos indėnais. Todėl vietiniai jį vadina šamanu. Ne dėl ritualų ar paslaptingų ceremonijų, o dėl jo gyvenimo būdo, ryšio su gamta ir gebėjimo matyti pasaulį kitaip. Jis pasirinko atsiskyrėlio gyvenimą kalnuose, toli nuo miesto triukšmo, čia tarp uolų, medžių ir upės. Jo sodyba tai ne namai įprasta prasme. Tai gyvas pasakojimas sudėliotas iš akmenų, medžio, simbolių ir tylos. Viskas čia sukurta rankomis. Be skubėjimo, be aiškaus plano. Tarsi kiekvienas daiktas būtų atsiradęs tada, kai jo iš tikrųjų prireikė. Mediniai statiniai, keistos formos skulptūros, ženklai, akmenų kompozicijos, niekas neturi paaiškinimų lentelėse. Čia niekas neaiškinama, čia kviečiama jausti. Petra tiki, kad žmogus neturi užkariauti gamtos, jis turi į ją sugrįžti. Todėl jo kūryba tokia unikali. Ji skirta pusiausvyrai. Kuntneris gyvena apsuptas savo paties muziejaus po atviru dangumi. Šis vyras tiksliai net nežino, kada pradėjo kurti šį meną, nes laikas jam neegzistuoja. Gyvenimo prasmė – būti laimingam, sako jis. Čia viskas apkabinėta sąmoningai, ne kad puoštų, o kad nebūtų ribos tarp gyvenimo ir mąstymo. Namai būtų ne komforto zona, o nuolatinė sąmoningumo erdvė, kurioje žmogus kasdien matytų tai, nuo ko šiuolaikinė visuomenė slepiasi – senėjimą, mirtį, irimą, laikinumą. Tai gyvenimo filosofija, tylus pasipriešinimas sterilizuotam, nuo mirties atskirtam pasauliui ir būdas pasakyti, jei priimi mirtį, iš tikrųjų pradedi gerbti gyvenimą. Šalia sodybos teka upė. Iš pirmo žvilgsnio jie atrodo neįprastai tirštos pilkos spalvos, beveik kaip skystas akmuo. Tai ne tarša ir ne purvas. Šią spalvą sukuria dolomitinis ir kalkingos uolienos, per kurias teka vanduo. Būnant čia, šalia tos upės ir tos ypatingos sodybos, rodos kažkas pasikeitė. Mintys sulėtėjo, garsai tapo tylesni. Tai viena tų vietų, kuri palieka gilų jausmą ir klausimą, ar mes dar mokame gyventi taip paprastai, taip arti žemės, kaip kažkada gyvenome visi. Mes išvažiuojame tyliai, be skubėjimo, su pojūčiu, kad buvome ne keliautojai, o trumpam svečiai kitoje pasaulio dalyje. Kelias veda žemyn, o mintys pamažu grįžta į kūną, į skonį ir kvapus, kurie mus atveda į dar vieną stotelę. Visai kitokią, bet gana autentišką. Tai pietų trolyje esanti parduotuvė, kurioje gali ne tik įsigyti ir paragauti vietinės kokybiškos produkcijos, bet ir pasivaikščioti po parduotuvę lyg savotiškame muziejuje. Spek parduotuvė tai pietų Tirolio pasididžiavimas. Lengvai rūkyti, ore vytinti kumpiai, brandinami kalnų klimate. Maža tamsi patalpa su sena krosnimi, puodynėmis, rankandais, lyg istorijos fragmentai, papildo parduotuvės autentiškumą. Dar viena patalpa su vytintais kumpiais ir lašiniais. Ir parduotuvės lentynose daug kitos vietinės produkcijos.
Dešros, kumpiai, sūriai, sultys, pagardai, vynas ir suvenyrai. Viskas natūralu, paprasta, be pertekliaus. Čia supranti, kad maistas tai ne tik skonis, o vietos tapatybė. Išeiname iš parduotuvės su pajautimu, kad čia vertinamas tikrumas ir kokybė. Vykstame toliau. Važiuosime į hotelį, kurį užsisakėme nakvynei. Tai labai rami vieta, įsikūrusi tarp vynuogynų ir obuolynų plantacijų. Atvykstame į hotelį, čia nors ir niekas mūsų nepasitiko, telefonu išsiaiškinome, kur galime gauti raktus ir nusliūkinome į savo kambarį tyliais koridoriais antrame aukšte. Čia buvo gana paprastas kambarys su vonia ir balkonu, pro kurį matėsi vaizdai į kalnus ir vynuogynus. Vidinėme kieme buvo baseinas, tad žinoma, mes tikrai tom pasinaudojome ir iškart nuėjome ten išsimaudyti ir pailsėti apsupti nokstančių vynuogių. Tai viena tų akimirkų, kurios lieka ne tik nuotraukose, bet ir kūne. Visai šalia mūsų hotelio stūkso Schloss Wehrburg sena pilis, įsikūrusi ant kalvos apsupta vynuogynų ir kalnų. Mes labai norėjome čia apsistoti, deja visi kambariai buvo užsakyti į priekį, laisvų vietų artimiausiomis dienomis tiesiog nebuvo. Todėl nuėjome tiesiog apžiūrėti teritoriją. Pilis buvo pastatyta viduramžiais, kai šios vietovės pilys atliko ne prabangos, o gynybos ir kontrolės funkciją. Iš čia buvo stebimi keliai ir slėnis, strategiškai labai svarbi vieta. Per šimtmečius pilis keitė savininkus, buvo perstatoma, pritaikoma gyvenimui, bet niekada neprarado savo tvirtovės charakterio. Ilgą laiką tai buvo privati rezidencija, o vėliau kruopščiai ir pagarbiai restauruota, paversta nedideliu išskirtiniu viešbučiu. Šiandien Schloss Wehrburg tai ne masinis viešbutis, tai vieta tiems, kurie ieško ramybės, istorijos ir erdvės. Storos akmeninės sienos, siauri langai, vidiniai kiemai, terasa su vaizdu į slėnį. Visa tai išlaikyta taip, kad jaustum ne dekoraciją, o autentišką laiką. Dabar viešbutis priklauso privatiems savininkams, kurie pasirinko nemodernizuoti pilį iki neatpažinimo, o įleisti svečius į jos istoriją. If you love me, I'll be waiting at home. If you don't leave me home. If you want me, tell me. I need to know. If you love me, don't let me go. Čia tarp kalnų, laukų ir storų sienų viskas nurimsta. Atrodo, kad ši vieta kviečia neskubėti, o tiesiog būti.
Šiame buvime ir paliekame pirmąją mūsų kelionės dalį po Italiją. Susitiksime sekančiame pasakojime, kurį pratęsime kitoje dalyje. There's a whole lot of men right here with a whole lot of love to share. Mom and Daddy raised me right. Tip your hat, son, and be polite.